Lietuvos socialdemokratų partijos centrinėje būstinėje buvo iškilmingai atidengta naujoji pastato iškaba. Darbų vykdytojai, kruopščiai fiksavę visą atliekamų darbų eigą, sukauptą medžiagą pasidalino su iškilmingos ceremonijos dalyviais. Partijos būstinės fasadą puošiantis naujasis užrašas ir simbolinė raudona rožė nedidelis, tačiau reikšmingas atsinaujinimas. Labai derinom, svarstėm, ar tuo ekonominiu sunkmečiu čia reikia puoštis, bet daugelio žmonių nuomonė nugalėjo, kad reikia. Tai rodo, kad esam pasiruošę permainom. Tai užtenka ryžto, užsispyrimo ir gebėjimo padaryti tą, ko siekia. Tai yra nepaprastai svarbu artėjant Seimo rinkimų. Tikiuosi, kad šitas renginys mums padės sėkmingai sudalyvauti ir Seimo rinkimus. Simboliškai perkirpę juostelę, partijos pirmininkas ir bičiuliai pasidžiaugė, kad nuo šiol ši iškaba džiugins ir į centrinę partijos būstinę užsukančius partiečius ir praeivius. Iškilmingą naujosios iškabos atidengimo ceremoniją vainikavo bendra bičiulių nuotrauka atminčiai.